Šiandien laidoje. O tu žinai, kas yra badas? Sėdam, jaunuoliai. Labą dieną. Bazaras, nes nešvaistau maisto. Čiurkšlė. O ten ne mano senelis gyvena. Aha. Kur šipas? Čiurkšlė. O ten ne mano senelis gyvena. Skubame. Labą dieną. Šiandien gavau pranešimą, kad jaunuoliai švaisto maistą. Čiurkšlės gatvėje 3. Aš išsiaiškinsiu ir jiem baigsis blogai. Šiandien pas mane į namus atvyko Gustas Sabalis iš Inteligentų laidos ir jis į mane įtarinė, kad aš švaistau maistą. Alio, o šiandien svečių neturėjot? Kažkoks pasukas Sabalis atėjo. O tu girdėjai, kad Afrikoje vaikai badauja? Tai kažkoks reporteris apkaltino mane, išmetant maistą ir pradėjo dar kalbėti apie badą. O tu žinai, kas yra badas? Ką žinau, ten, kai žmonės neauga. Iš tikrųjų, badas yra socialinis reiškinys, kai žmonėms ilgą laiką trūksta maisto. Prašau įsidėmėk tai. Iš pirmo žvilgsnio mane pasirodė, tikri piemenėliai. Kažkokie pienburniai visiškai. Bet aš čia atsiųstas buvau ne dėl to. Mano tikslas yra išsiaiškinti, kuris iš jų švaisto maistą. Tai gal prisipažinsit, kuris iš jūsų švaisto maistą? Dievatikis, dievobaimis, tikiu Dievo visą širdimi, tikrai nešvaistyčiau maisto, net jeigu ir aziečiai mirtų. O tu, šėtone, tu švaistai. Aš nešvaistau, aš viską suvalgau, nes... Tu švaistai, storas. Nu, čia jau man rodos aišku, kas čia švaisto. Jis mane kaltino, aš tai nejaučiu, man pats Dievas pasakė. Jūs pasižiūrėkite jį, jisai pats velnių privalgė. Čia, jis man rodos nusiperka arbūzą 50% nuolaidos ir 5% tik suvalgo. Badas iš tikrųjų yra žiauri problema, o palyginus su šiais jaunuoliais jie nieko nesupranta. Būna visiškas, absoliutusis, atitinka visiškai badavimą, arba dalinis, santykinis, atitinka dalinį badavimą. Badas gali kilti dėl stichinių nelaimių, potvinių, sausros, krušos, nederliaus, žemės drebėjimų ir kitų karinių ir pilietinių konfliktų, netinkamos nacionalinės politikos, mokslinių tyrimų ir technologijų neadekvatumo, aplinkos būklės pablogėjimo, skurdo, spartaus gyventojų skaičiaus didėjimo. Norėčiau pabrėžti, kad didžiausias badas yra užfiksuojamas Afrikoje, tai yra Nigerijoje, Burkino Fase, Sierra Leonėje, Malyje, Gvinėjoje, bet nemanau, kad reikia apsiriboti vien tik Afriką, nes badas yra fiksuojamas ir Azijoje, tai yra Indijoje, matome ir Afganistane biškį, yra ir Indonezijoje badas užfiksuotas. Kaip ir bebūtų keista, bet šiek tiek bado matomasi ir Pietų Amerikoje, tai yra Kolumbijoje, Peru, Ekvadore. Yra šiek tiek, bet ką daryti žmonėms, kurie neturi ką valgyti? Vienintelė išeitis – valgyti žemę. Kartais žmonės taip sunkiai badauja ir jie bando apgauti savo smegenis valgant žemę. Tai vadinama yra geofagija ir žmogus gali valgyti arba sausą žemę, arba valgyti iš žemės padarytus paplotėlius.
Mes, manau, patys žinome, kad tai nėra pats sveikiausias maistas. Ir mes patys žinome, kad tai nėra pats kaloringiausias maistas. Bet afrikiečiams ar kitiems azijiečiams, kurie maisto neturi, tai yra puikus būdas apgauti smegenis ir bent kažkiek daugiau pragyventi. Antrasis darnaus vystymosi tikslas yra užbaigti badą, užtikrinti maisto saugumą ir pagerinti mitybą bei skatinti darniausios žemdirbystės kultūrą. Šio tikslo indikatoriai, pavyzdžiui, nepakankamos mitybos paplitimas, didelio maisto trūkumo paplitimas ir jaunesnių nei 5 metų vaikų augimo sulėtėjimas. Šįvakar aš padėsiu kamerą ir aš išsiaiškinsiu, kuris iš tikrųjų švaisto maistą. Nu, bazaras, nes nešvaistau maisto. Gink Dieve, man sąžinė. Eina savo, kad pavargau, kokia sunki diena, einu miegot. Kur čia maistą pavargau? O, kas čia? Fu, šūdas. Nenoriu. Einu kažką pavargau. Paskutinis šansas prisipažinti, kuris iš jūsų švaisto maistą. Ant garbės. Šį vakarą aš pastačiau kamerą ir aš sužinau, kuris iš jūsų švaisto maistą. Taigi, gal pasakysi, kas darėsi vakar vakare? Gerai, prisipažinsiu, tai buvo aš. Ir kodėl tu tai darai? Nes aš svoras. Šiandien Inteligentų laidoje mes išsiaiškinom dar vieną paslaptį. Taigi, iš tikrųjų tai buvo Edinas. Ir jisai viską darė tik dėl to, nes tai yra svoris. Gerai, gerai. I show me. Me.